Sveika, Kauno Žalgirio arena! O jeigu iš tikrųjų, tai sveiki visi, su kuriais netrukus pasimatysime ypatingose mokymuose. Aš ir be jokios abejonės mokymų pagrindinis vedlys Mindaugas labai nekantraujame su jumis pasimatyti, bet prieš tai turime vieną prašymą nuo mūsų abiejų. Norime, kad jūs pasižiūrėtumėte į savo savaitę, įprastą savaitę ir visus tos savaitės darbus. Ir visą tai surašytumėte ant lapų popieriaus. Maža to, prie tų darbų prirašytumėte ir bent jau tokią apytikslę skiriamo laiko valandą arba tam tikrą intervalą. Paprastai tariant, jūsų visi darbai būtų labai gerai, kad tilptų į 40 valandų bendrą sumą. Aš tai paaiškinsiu, kaip tą sąrašą geriausiai pasidaryti. Vat preliminarų turiu, kad pavyzdžiui komandos susirinkimas, kokios 2 valandos. Vizitai pas klientus užima maždaug 10 valandų per savaitę. Pasiūlymų ruošimas klientams 5 valandos, įvairūs pasiplepėjimai su kolegomis 2 valandos, nors puikiai žinome, kad tikriausiai yra ilgiau. Ataskaitų rengimas 1,5 valandos, sutarčių jų priedų rengimas ir kitas popierių tvarkymas 3 valandos, įvairių skubių ir nenumatytų klientų problemų sprendimas 12 valandų. Tai daugiau mažiau pagal tokią liniją susistatom savo savaitę su savo trukmėmis ir šitą namų darbą atsinešame į mokymus. Šalia šio namų darbo neužmirštame patogios aprangos, sportinės aprangos, jeigu kažkas tai pageidauja, su kuria būtų patogu šiek tiek pajudėti, pakvėpuoti ir parelaksuoti antrojoje mokymų dalyje. Tai pasimatysime labai greitai, labai laukiam ir iki.